Gerai, šiandien apie tai, kaip vyrai ir moteris skirtingai supranta tvarką namuose. Taip, moteriai tvarka tai yra švaru, gražu, kvepia, vyrui tvarka, visi daiktai savo vietose. Taigi iš tikrųjų yra trys tvarkos rūšis. Yra švaros tvarka, vizuali tvarka ir daiktų tvarka. Taip, ir apie kiekvieną trumpai papasakosiu. Švaros tvarka tai kaip kuomet namuose yra švaru, grindys švarios, dulkės nuvalytos, kriauklės unitazai išvalyti. Jeigu virtuvė indai nesuplauti, orkaitė riebaluota, tai švaros tvarkos nėra. Taip. Ir šioje vietoje tiek vyrai ir moteris supranta, kad reikia tvarkytis, tačiau moteris yra labiau pastabesnės detalėms. Ir kuomet vyras sako, va, išvaliau, moteris pasižiūri, liepia valyti vyrui dar kartą, o vyras nesupranta ką, nes šioje vietoje jisai nėra tiek pastabus detalėms ir smulkmenoms. Visgi, vyrai šitoje vietoje nėra jau tokie beviltiški ir vos tik tai vyras išeis į lauką, jis iš 20 metrų atstumo pastebės mažiausiai brėžimą ar nešvarumą ant savo automobilio. Ir vyras namuose langų gali nevalyti 5 metus ir jam viskas bus ok, bet savo automobilio priekinį langą jis gali nusivalyti mielai kiekvieną dieną. Taip, ir tiesiog taip yra, ne? Mes esame skirtingi. Skirtingi prioritetai. Ne? Toliau, antroji tvarkos rūšis tai yra vizuali tvarka. Tai kuomet mes vizualiai vertinam aplinką ir sutvarkome daiktus, kad jie nesimėtytų kažkur tai. Ne? Susitvarkėm, viskas savo vietose, rūbai ant žemės nesimėto, žaislai nesimėto, lovos paklotos, vizualiai vaizdas geras, tvarkinga. Tai dažniausiai ties švaros tvarka ir vizualia tvarka moterų tvarka ir baigėsi. Moteriams švaru, kvepia, daiktai nesimėto, vadinasi namai tvarkingi, viskas tvarkoja. Ir dabar pereinam prie vyrui aktualiausios temos, tai daiktų tvarka. Vyras dažnai sako, kas iš tos tvarkos, jeigu aš savo kojinių nerandu, jeigu aš savo pakrovėjo nerandu, jeigu gertuvės nerandu, knygos, kurią vakar skaičiau, nerandu, arba randu, bet jinai būna užversta ir aš neprisimenu, kuriam puslapį tenais skaičiau. Tušinukai vakar buvo 5, šiandien nei vieno neberandu. Ir šitoj vietoj iškyla labai daug įtampų ir konfliktų. Dėl to, kad moteris, kuomet jos tvarkosi, jeigu jos yra išsiblaškiusios kažkokia emocija, jos gali ten USB atmintuką, tušinukus, dar kažkur tiesiog sumesti bet kurį stalčių, gertuviai, bet kurią virtuvės spintelę įdėti ir pamiršti ir jom viskas yra su tuo gerai. Taip. O vyrui atvirkščiai. Vyrui yra labai svarbu rasti daiktus ten, kur juos pasidėjai, arba ten, kur yra tų daiktų vieta, nes kitaip nėra tada prasmės tvarkytis. Ar ne? Ir vyras šitą tvarką mielai palaikys, investuos savo laiką ir energiją, dėl to, kad vyrui nepatinka gaišti savo laiko, ieškant pusvalandį ar valandą kažkokios tai smulkmenos, tušinukaus, atmintuko ar dar kažko tai. Aišku, vyram nepatinka ir orkaitę blizginti, nes jisai blizgindamas ir valydamas tą orkaitę galvoja, kad, kam čia dabar valyti, rytoj vis tiek kepsim ir rytoj vėl bus murzina ir vėl viskas iš naujo, ne? Tai ką galim mes iš to pasimokyti? Kad švaros tvarką labiau palikim moterim, dėl to, kad jos pasidarys iš pirmo karto, taip kaip jom reikia, jom nereikės perdarinėti vyrų tvarkymo. Taip. Ir jeigu jau vyrai daro, tai tada išmokėm priimti taip, kaip jie padarė. Kitas dalykas, reikėtų susitarti dėl švaros tvarkos, kiek balų iš 10 jūs tą švaros tvarką namuose norite palaikyti. Taip. Vyras gali sakyti, kad man užtenka 6, moteris sakys, o moteris, pavyzdžiui, norės, kad būtų 9-10. Tai šitas balų skirtumas, jisai nuolat lems įtampas, nesusikalbėjimus kažkokius, tai priekaištus ir taip toliau. Taigi šitą balą jūs tarpusavyje turite susiderinti, kiek balų švaros tvarkos jums reikia. Taip. O daiktų tvarką įvesti namuose šiaip geriausia patikėti yra vyrui, dėl to, kad jisai tikrai sugalvos kiekvienam daiktui vietą, nes net ir pats mažiausias daiktas namuose, jisai turi turėti savo vietą. Lygiai taip pat vyrui yra svarbu turėti
zona, kurioje tvarkosi tik jisai pats. Tai gali būti garažas, jo darbo stalas, jo kažkokia kambario dalis ir iš šono žiūrint gali atrodyti, kad ten yra visiškas chaosas, bet vyras tame chaose puikiai žino, kas kur yra padėta. Ir jeigu vyras žino, kur kas yra ir greitai randa, jam tai yra tvarka. Taip. Tai jūsų namai yra tvarkingi, jeigu juose yra visų 3 rūšių tvarka. Ačiū, gero tvarkymas.